ką veikiai po Rokiškę? Turėjome einamosius darbus, kuriuos privalėjom padaryti. Kaip pavyzdys, sudyla detalė, susirenka tam tikri kilometrai, tai turi jas keisti. Tai ir pakankamai riebus agregatai sudyla, tai vis tiek tie dideli agregatai, kai sudyla, tu juos atrestauruoji ir vis tiek būna kažkokių tai tokių smulkių kliurkų. Bet aš dabar tikiuosi viskas išsisprendė ir dirbom iki vakar. Tai kas tam per problemas buvo? Tokios smulkmenos, tai kaip po testų, pavyzdžiui, dėžės trečią bėgį sudaužiau, tai dar pats vakar dėžę susirinkinėjau. Labai ačiū Erikui iš Steam, kuris sako, atvažiuok, turiu bėgį, pakeisim. Tai ir šiaip visa hebrytė, tėčio mechanikų, Artūrui, pačiam tėčiui, dėdukui, Andriui, kur visą mėnesį taip intensyviai dirbom prie mašinos ir dabar jinai šviežia realiai su 0 kilometrų. Elektrėnų ralis. Kas tai per ralis? Sunkus. Greičio ruožų specifika sunki, gruntas labai toks įdomus, nesuprantu gripo gal vietom, nes tas gripas atrodo turi būti kaip kelmiai, bet kelmiai jis kitoks visiškai, bet čia irgi sausa, prasimala, tada smėlis kažkoks išlenda, labai neaiškus toks gruntas ir šiaip visi posūkiai ir pati struktūra greičio ruožų labai sudėtinga. Žiauriai bus smagus ralis ir reikės paprakaituoti stipriai. Kaip vertini kolegų pokyčius iš techninės pusės? Varo, tai labai gaila, vakar susirašinėjom su juo. Sako, čia tokia ir tokia situacija, tai taip nemalonu pasidarė už jį. Ir Mantas, tai šaunu, pabandys naują mašiną, pasižiūrėsim, gal rimtai ten jam tą fiestą taip nevažiavo ir liuks. Aš tai labai džiaugiuosi už kitus. O ką, aš likau ištikimas savo fiestai dar vis. Tai manau ir išliksim. Jautiesi geriau negu bet kada anksčiau turbūt, ne? Po tokio Rokiškio. Jo, tai Rokiškį turėjom gerą tempą ir gal yra šiek tiek nuo pasitikėjimo, pripratę jau prie to automobilio, komfortiškai jaučiamės, tai gerai jaučiamės. Ką organizatoriai šiemet parašė? Turbūt kaip ir kiekvienais metais, tai Elektrėnai sudėtingas ralis, daug posūkių, daug tramplinų, klastingi greičio ruožai, manau visi, neišskirčiau ne vieną, kuris lengvesnis, kuris sunkesnis. Gal tai nėra mano mėgstamiausias ralis turbūt, jis man tik antras, bet žinau, kad rytoj turėsim pakankamai sunkią dieną ir bus įdomu. Kaip vertini konkurentų pasikeitimus pas konkurentus, ypač tai iš technikos pusės? Jonas į Lancia, Aras į Renault. Tai labai faina, kad dabar Lietuvoje būsim išbandę viską, vienu metu visi su skirtingais automobiliais, tai labai faina, labai gražu, manau ir žiūrovam daug fainiau stebėti bus, tai visi tie automobiliai panašus, nieko, manau, tenais nebus kažkieno rezultato vau, bet bus gražu. Kokios mintis susigulėjo po vakar testų? Tai nežinau, iš tikrųjų. Kai viską pabandžiau, dar vakare peržiūrėjau daug kartų vaizdo medžiagą iš vidaus, viską pažiūrėjom, nežinau. Atrodo tikrai neblogai viskas gavosi ir tą automobilį kažkiek spėjau pažinti. Dar šiandien susirašėm greičio ruožus, tai tie greičio ruožai, kaip ir visi žinomi, kažkiek bent jau, tai nežinau, tikiuosi, kad turėtų viskas būti gerai. Bet iš akių matau, kad šypsena irgi atsirado veide, tai panašu, kad viskas turėtų būti kaip ir tvarkoj. Tai jo, bent jau dabar žinosiu, jeigu bus ir blogi rezultatai, žinosiu, kad čia buvo mano kaltė, kad nebuvo gerą rezultatą ir tiesiog bus pačiam ramiau, o ne kad važiuoti su automobiliu ir vis nesuprasti, ar aš pats kaltas ar automobilis. Tai gerai, tai pirmiausia klausimas, ko labiau pasilgai? Sėdėjimo už ralio automobilio vairo ar mokyklos suolo? Už ralio vairo visgi labiau pasiilgau negu mokyklos. Kas ten vakar įvyko? Papasakok, nes... Greitai ir trumpai bandėm sutvarkyti launcho mygtuką, ne mygtuką, bet kadangi mygtukas pežė veikia launcho, tik tais kažkodėl kompiuteris mašinos nenorėjo kaip ir jo įjungs, tai bandėm iš gauti
mappingą ir na, su juo bandyti ir susitvarkyti, gal viskas susitvarkytų su juo, bet ne tik, kad nesusitvarkė, bet ir užlaužė visą Peugeot kompą, o na, čia jau kaip yra, taip yra, bet duosim pabandyti. Kas tai per automobilis? Mačiau, kad spėjai lygtis pasitestuoti. Spėjau, aš sakyčiau, džentelmeniška mašina, bet manau, čia labiau iš setupo. Reikės, manau, kad rytoj užsidėsim naujas padangas, dar įsivažiuosim ir manau, kad tada paaiškės normaliau, kas čia per mašiną. Kiek kilometrų įveikė ir ar spėjai pajausti tuos skirtumus pirmosius? Tikrai nepasakysiu, kiek kilometrų įveikiau, bet 5 testiniai ranai ar 4. Nu, turiu pagrindinę idėją, bet tik rytoj žinosiu tokią pilną, turėsiu pilną sampratą. Tai kaip manai, kaip tau čia seksis su ta mašina vis tiek? Na, kaip ir norėčiau sakyti, kad žiedė adaptacija mano antras geriausias bruožas, bet rally tai nežinau, ar tai yra vienas iš geresnių bruožų. Na, rytoj ir pamatysim. Jeigu liksiu arti konkurencijos, tai reiškia gera ir mašina, ir gera mano adaptacija. Jeigu neliksiu, tai na, tiesiog pasidžiaugsiu, nereikia niekur čia skubėti, jau yra kaip yra ir daugiau nesėkmių nereikia.